norim išspręsti socialinę problemą, tai yra parodyti žmonėm, kodėl reikia perdirbinėti, kodėl reikia rūšiuoti, kaip tą reikia daryti ir tuo pačiu pasakyti, kad turi mažinti vartojimą, nes kuo daugiau vartojam, tuo daugiau atsiranda tų pakuočių, šiukšlių ir tų daiktų, kuriuos paskui mes metam į savo rutiną, kas nėra gerai. Tai tą nutarėm parodyti kitaip. Idėja kilo pradėjus bendrauti su trash dizaineriais iš Suomijos. Na ir jie papasako, kaip Suomijoje viskas vyksta, kaip jie ten gyvena, kad ten yra jų kaip gyvenimo filosofija, rūšiuoti, perdirbinėti ir mažinti vartojimą, tai yra pasigaminti kažkokius dalykus savo buičiai iš išmetamų dalykų. Tai padirbus kartu su jais, taip nutarėm įkurti tas kūrybinės dirbtuvės, kad būtų pastoviai veikiančios, tai yra, kad būtų pastogų, nereikėtų rūpintis ten, sakykim, kažkur, kur nuvežti, kažką išvežti, sutvarkyti, nes laukia ir oro sąlygos nekokios būna. Ir atsirado tos tokios dirbtuvės. Paskui planuose turim padaryti veikiančias dirbtuves, kur būtų ir įranga, ir staklytės, ir jau galima būtų kažką pjaut, pragręžt, pašlifuoti ir padaryti jau kažkokius įdomesnius dalykus. Tarkim, kad ir inkilėlį, suoliuką, lesyklėlę ar dar kažkokį tai daiktą savo buičiai arba parkui kažkokiam tai. Kitas dalykas - užimtumas. Užimtumas irgi dalinai sprendžia užimtumo problemą, nes yra ką veikti, gali rasti savo veiklos, atvažiuoti švęsti gimtadienį, pagaminti kažką savo draugui iš tų daiktų, kas tenais yra. Ir be abejo kūrybingumas, tai yra, kad tuos jaunus, mažus vaikus mokiname kūrybingumo per ekologiją. Tai yra pati samprata, kad ekologija ir kūrybingumas gali jie susisieti. Tai kartais vaikai nežino, ką iš ko padaryti, kaip padaryti, ką pasigaminti, nes šiandienai labai daug galima visko nusipirkti. Pilnos parduotuvės visokių daiktų ir čia atėję tikrai labai daug dalykų išmoksta ir aš manau, kad lankydamisi čia jie tikrai bus kūrybingesni, bus pilietiškesni, nes kalbam apie pačią problematiką, kaip ją išspręs padaryti ir tikrai užaugs dori, sąžiningi ir pilietiški, patriotiški piliečiai.